Sveiki, su jumis Pikcer, ką aš čia veikiu penktadienio vakarą. Taip, aš žaidžiu šachmatais, kaip tikras geras nuoboda. Ir pirmiausia, pažaisiu korespondencinius šachmatus su Šarūnu. Mano eilė. Gerai, kol kas mes dar čia tik tai pirmosius įimus darom, tai nieko čia labai daug galvoti nereikia, tikiuosi. Ne, reikia galvoti, nes palieku šitą neapgintą peškiuką. Tai tada koks geresnis įimas, aš išsivedu savo rykį. Tai va, o dabar prie savo įprasto žaidimo 10 minučių. Ir šiandien žaidžiu su Uzbekistano atstovu. Ir aš žaidžiu tiksliau, nepradedu juodais. Laukiu jo ėjimo, kažkaip labai ilgai viskas vyksta, palauksiu dar 10 sekundžių. Gerai, visgi ėjimas įvyko. Tai standartiškai nuo savo sicilietiškos gynybos. Gerai, o jisai pradėjo su karaliaus Fianchetto opening. Vienu žodžiu. Gerai, ir kas čia vyksta? Kol kas lygis mūsų jau kyla, aš čia bandau pasiekti 1700 reitingą, trūksta 400 su truputėliu. Gerai. Kadangi jisai čia išvedė rykį, aš turėjau išsivesti arklį, nes šiaip standartiškai einu su peškute čia. Dabar mano žirgas yra kaip koks blokuotojas, kuris blokuoja ir saugo mano bokštą, nes visada, kai stovi čia rykiai, bokštams visada kyla problema. Gerai, jisai panaudojo savo rykį. Aš to pasekoje turiu susidubliavusius pėstininkus. Na, bet jis neturi baltą rykį. Žiūrėsim, kas iš to išeis. Dabar šiaip ar taip greičiausiai jisai jau darys rokiruotę valdovės pusėje, nes logiška, nes čia liko rykis, čia nebe. Žiūrėsiu. Ar tikrai toks jau bus sprendimas? Tai, galvoja mano varžovas. Tarp kitko šachmatų laikrodis buvo išrastas berods 1882 metais, kažkas apie tą laikotarpį. Ir įsivaizduojate, anksčiau būdavo šachmatai be laiko limito. Tai reiškia, kad varžovas galėtų galvoti neribotą laiko tarpą, tarkim, kelias valandas ar ilgiau, kelias dienas. Tikrai galima būdavo išvaryti iš kantrybės savo priešininką ar nutraukti bet kokį susidomėjimą šachmatais žiūrovams, nes jeigu esate šachmatų žaidimo žiūrovas ir kažkas galvoja kelias valandas, na, tikrai nėra pats smagiausias pasaulyje. Taip, jisai iššoko su arkliuku čia. Kol kas nematau didelių grėsmių, jisai gali čia. Kaip ir viskas apginta, jeigu aš netyčia žaidžiau su šitu peškiuku, tai tada jisai galėtų čia šokti. Bet aš dar kol kas nepaeinu, aš gal tiesiog rykį vesiu savo. Tai dabar mano jau šitas žirgas yra apgintas rykiu. Gerai, aš gal padarysiu rokiruotę labai ilgai nelaukdamas. Ir sekantis žingsnis, greičiausiai išvesiu čia valdovę. Tuo būdu apginsiu šitą peškutę ir galėsiu tada keliauti toliau su šitu pėstininku. Taip, gerai. Ką jis iš to laimi? Jisai dabar, jeigu šoka čia ir nuima mano žirgą, aš vis tiek. Jis nieko nelaimi, bet aš nenoriu tiesiog prarasti savo rykio čia, nors gal ir apsimoka. Jisai nukerta, aš nukertu, čia nukerta ir tada aš iššoku čia su
valdovę, tada čia žiūrėsiu tiesiai jam į bokštą. Čia biškai kreivai viską subraižiau, bet esmė galbūt aiškiai. Gerai, nežinau, ką daryti. Gal visgi aš nukirsiu. Jisai, aišku, tada išsives savo valdovę čia. Taip, jis šiaip teisingai padarė veiksmų eigą, bet pasižiūrėsiu, ar aš iš to galiu kažką laimėti ar ne. Nu, aš galiu bandyti čia šokti. Gal taip ir darau. Šoku čia, nes dabar grasinu jo valdovai. Tai jeigu jis bandys kirsti mano bokštą, jo, gerai. Dabar turiu labai gražų imą. Jo, jisai pastebėjo jį, nes aš galėjau šokti čia su valdove ir tuomet jo plyta būtų mirusi. Deja, jis to nepadarė. Tiksliau, aš to nepadariau, nes jisai atsigynė su arkliu. Ir dabar aš jam galiu duoti šachą, bet labai daug kažko iš to laimėti aš nelaimėsiu, tai gal aš tiesiog įsivedu savo pėstininką į priekį. Jisai prarado galimybę daryti rokiruotę, kas yra labai neblogai. Vėl mąsto priešininkas. Gerai. Kas iš to? Kol kas nematau konkrečios didelės naudos. Taip. Ką aš galiu padaryti? Aš galiu... Jeigu paeisiu čia liks neapginta mano praktika. Ne. Nežinau, ką aš galiu daryti. Aš gal tiesiog... Ką darau? Aš išsivedu savo rykį. Galbūt jis ir turėjo tokių kėslų, tarkim. Tavo bokštą. Gerai. Kas iš to? Aha, dabar jo arkliukas yra neapgintas. Aš gal to pabandysiu ir pasinaudoti. Dabar jeigu jis kažkur dės savo arklį, aš galėsiu duoti šachą jam. Taip, aš tą ir darau. Aš duosiu šachą. Nors neduosiu šachą, nežinau. Reikia pagalvoti. Tada liks neapgintas mano šitas pėstininkas. Susidubliavęs. Nu gerai, pabandau paeiti į priekį tiesiog. Žiūrėsiu, kas iš to išeis. Taip, dabar aš labai nujaučiu, ką jisai darys. Jisai tiesiog šoks su arkliu čia. Tuo metu mano karalienė... Ne, jisai čia su arkliu nešok, nes aš tiesiog su karalienė, su valdove galiu lengvai jį nukauti. Aš galiu daryti. Gal aš pabandysiu provokuoti šiek tiek. Taip. Nu, duodam šachą. Nors šachus duoti tiesiog, kad duoti šachus nėra pati geriausia mintis, bet kadangi aš esu +1, nu, jeigu jis čia pastatys savo valdovę, aš gal tiesiog apsikeisiu valdovėmis, pasižiūrim. Tokią mintį. Ar jisai pastatys čia savo valdovę dabar? Ne, jis teisingai jis negalėjo pastatyti valdovės, nes čia buvo apginta. Tai tada aš einu čia ir nukirsiu dar vieną jo pieškutę. Jis dabar greičiausiai savo žirgų kažkur keliaus. Tuo metu bus paliktas mano neapgintas rykis, bet aš rykį kur nors perbazuosiu. Gerai, ką jis dabar gali sukurti?
Jisai gali šokti su žirgu, tarkim, čia. Tada mano reikės gelbėti bokštą. Bet tai nėra tragedija. Gerai, o aš tada kažkur turiu pastatyti saugiau savo rykį. Jeigu jisai jo dabar nenukirs, tada aš su rykiu keliausiu čia ir rykis labai gražiai žiūrės į šitus du gražuolius. Aišku, jisai gali, kaip ir sakiau, tiesiog nukirsti mano rykį, bet aš nieko prieš, nes aš jau pirmauju. Taip, jis tą ir daro. Pasikeitėm. Gerai, jisai paliko dar vieną savo meškutę, tai aš ją labai mielai ir suvalgysiu. Taip. Šachą. Gerai, aš nieko prieš. Aš pirmauju, taip pat galim keistis valdovą. Čia esu visiškai nieko prieš. Na, čia aišku buvo mano klaida, bet aš atsiimsiu šitą peškutę, nebent jis paeis čia. Vis tiek aš manau atsiimsiu. Taip, nu ir dabar reikia tiesiog gražiai sužaisti endšpilį, nepadaryti kažkokių klaidų ir tiek žinių. Gerai, pabandom apsikeisti, greičiausiai jisai nesutiks, bet aš tada bandysiu marširuoti į priekį ir pasidaryti dar vieną puikią valdovę. Ir aišku, man reikia stebėti laiką, čia faktas, nes pasižiūrėjau, nemažai buvo laiko galvota. Atsirodo, aš net ilgiau galvojau negu jisai, o atrodė kitaip. Atrodo, kad jis taip ilgai mąstė. Atrodo, ne? Gerai. Taip, veikti. O ką man daryti šitoje situacijoje? Gerai, dabar bandysiu įvesti savo karalių į žaidimą. Gerai, jis galės duoti šachą, bet jis iš to nieko nelaimė absoliučiai. Ir čia yra vėl didžiulė klaida. Oi, aš padariau didelę klaidą. Gerai, čia buvo kvailystė. Kaip aš nepamačiau. O, Dieve. Va taip ir būna. Atrodo jau laimi, viskas tvarkoja. Paskui padarai pačią žiopliausią klaidą pasaulyje. Aišku, tai įtakoja, kad jau ir laiko ne per daugiausiai. Tai... Gerai. Buvau arti pergalės, kažkiek nustūmiau visą šitą reikalą. Bet padėtis dar nėra beviltiška. Tik man reikia labai stebėti laiką. Čia yra pagrindinis dalykas. Man reikia stebėti laiką. Gerai, laikas išsilygino, tas yra gerai. Ir jis, sakyčiau, yra kiek keblesnėje padėtyje. Dabar, aišku, turbūt bus begaliniai šachai. Jis nelabai ką jis daugiau gali padaryti.
Gerai, šį kartą jau turbūt neprarasiu savo valdovės, tikiuosi. Potencialios valdovės. Valdovės dar kol kas nėra. Gerai. Gerai, man iš tiesų reikėtų pasidaryti premūvus. Na, dabar jau žaidimas aiškus. Nieko labai turėtų neįvykti. Gerai, tai tiek. Penktadienio žaidimukas sužaistas. Pasižiūrėsiu partijos apžvalgą. Ką čia mums pasakys? Ir ką sako apžvalga? Apžvalga sako, kad plius minus beveik visą laiką buvo pirmau. Ir net nepadariau jokių didelių klaidų, nematau nei vieną raudoną pomidorą. Tas yra džiugu. Čia jau rodo pradžioje netikslumą, jo mano netikslumas. Jo, rodom, kad čia geras ėjimas apsikeisti. Reikia į arklį. Gerai, ir kur buvo? Čia mano netikslumas, ir čia toks labai nemenkas. Gerai, čia jo netikslumas. Kur buvo padaryta klaida? Aha. Čia jau yra klaida. Sako, paimu, galiu laimėti pėstininką. Aš tą ir padariau. Gerai. Nu, o po šio laimėto pėstininko, kadangi jis prarado galimybę ir padaryti rokiruotę, man jau rodomas labai aiškus pranašumas. Na, o visa kita jau buvo istorija. Nebloguojama. Taip, nu aišku, mano bus ten viena klaida. Faktas, kai čia, o kodėl rodyti čia klaidą? Nu gerai. Nes tiesiog vaikščiau pirmyn atgal ir nieko iš tą nelaimėjau. O kodėl čia rodo kaip gerą įmą? Čia net ne klaida. Found made it to promotion square, bet kas iš to? Taigi jis nukerta. Nesupratau. Nu gerai. Gerai. Čia kažkokių kritinių klaidų nepadariau. Džiugiuosi visą šitą žaidimą. Tai va, tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Galbūt kažką įdomaus pamatėt ir kažką sužinojot. Ir iki kitų kartų. Čiau!